Sveiki visi atvykę į dar vieną epizodą, kur mes parodysim, kaip išgyventi laukinėje gamtoje. Pasitikėti galite mumis ir išmoksite labai daug, kaip išgyventi visiškai laukiniai gamtoje. Taip, ir mums pirmiausia reikėtų prisistatyti. Aš esu Paulius. Jie sako, 100 vyrų nelaimėtų prieš vieną gorilą. Aš laimėjau prieš 100 gorilų. Eduardas, 18 metų, pagrindinis užsiėmimas – poilsis. Patinka raganos, burtininkės ir fifos. Jei pakabins panikę, tūsas garantuotas iki paryčių. Prisistatyk. Ir Kristupas, skautas. Aš labai myliu gamtą, myliu gyvūnus, ypač myliu šunis. Kęstutis. Nieko nelaukdami, judame toliau. Ugnis yra labai elegantiškas dalykas ir labai svarbus dalykas. Su ugnim reikia švelniai, visai kaip ir su moterimi. Kristupai, prašau, leisk man papasakot. Aš šį balkį, kuris jau yra degęs, matęs skausmą, radau, nes žinojau, kad čia buvęs dvaras ir jį uždegam radę laužavietėj. O Jėzus. O, matai, Kristupai, pažiūrėk, kaip reikia užkurti ugnį. Ar kažko išmokai? Taip. Aišku, kad išmokai. Dėk savo tuos mažus pagaliukus, tegu jie dega ant to didelio balkio. Gerai, dabar žiūrovai, judėsime į kitą vietą, tai ieškosime vandens. Kaip netikėta, nes čia yra vandens, kuris yra tinkamas gerti. Esminė išgyvenimo užduotis miške yra nedehidratuoti, todėl radau mums vandens šaltinį. Pasimėm vandenuko, sukalbam 3 Šventą Mariją ir miškas mus priima. Aš nemanau, mėly žiūrovai, nerekomenduotina taip daryti, nes vandens šaltiniai būna nešvarūs labai ir galima apsinuodyti. Patylėk, Kristupai, leis man tai daryti. Aš tai darė 100 kartų. Viskas gerai, Paulius? Jo, gerai. Skanu. Dabar parodysim. Aš nebegaliu, iš daugiau nebegaliu. Šiam iššūkiui iš viso mes su Paulium padarėm, kad atskirai statom pastogės, jis kažkur toliau stato. Aš naudoju klasikinį lietuvių pagonių mechanizmą, kur per skautus išmokau, kai buvau mažas, tradicinio sodybos stogo vadinamojo, tai yra 2 balkiai, kurie yra surišti su batraiščiu iš batų. Ir miške man labai pasisekė rasti štai šį kažkieno paliktą audeklą, nes miške būna, kad žmonės palieka kažką, tai dėl tvarumo mes viską panaudojame išgyvenimui. Jeigu netyčia nerastumėte jūs, mėly žiūrovai, nieko iš audeklo, tai galite naudoti lapus arba pušis. Turime pastogę, į durys, kurios atsidaro, galima įeiti ir apsisaugoti nuo lietaus, šilta ir to labai pakanka, ypatingai pirmai nakčiai. Sakyčiau, kad gerai pavyko ir labai paprasta padaryti, o dabar nusivesiu jūs ir pažiūrėsime, kaip sekasi Pauliui. Nu ką, pareina gražuolis. Ateik. Tai va, matot, žiūrovai, pastačiau šitą chatą, visai nieko. Čia yra vaskylė, įlipet. Na ateik, ko tu čia dabar žiūri? Žinok, iš vidaus daug geriau atrodo. Tai tu nieko nelauk, lipk į viršų. Čia, kad mes visi praliptume, tai reikėtų turbūt kopėčių, aš tai tikrai nelipsiu. O kaip tu pastatei šitą? Tai paprastai su rankom savo tiesiog. Šitos irgi su rankom savo? Jo, tai čia buvo pakretė, aš juos tiesiog sunešiau. Nupjovė į apačią viršų, įkasė su rankom. Nu, paėmė atrimi į medį, spiri ir nulūžta tas medis. Jo, čia šitie irgi? Tai... Ornamentai su rankom? Tai čia buvo ant medžio jau, kai aš radau. Tai viskas paprasta. Tai Kristupai, žiūrėk, aš tavęs paprašysiu, gal tu gali nueiti kopėčias kokias padaryti, mes čia greit nufilmuotume viršų tada. Tai tiesiog paėm kokius 2 didesnius pagalius. Kokias kopėčias, Pauliau? Tu kokias kopėčias, šis ne tavo atai. Nefilmuotum. Ne tavo atai, iš kur tu iš viso ištraukė šitą šūdo gabalą? Pats pastatėjo, ne? Palaukai, kol beržai užaugs, ne? Nu, nelaukiu. Tai mes su Pauliu miške patyrėm nuovargio kartais, bet čia normalu, nes išgyvenimo situacija ir mes nevalgę esam, tai mums reikia maisto irgi susirasti. Ir pailsėti šiek tiek. Tai bus čia mūsų paskutinis jau tikrai šitas tipsas. Tai šiuose miškuose jau ilgą laiką praleidžiu ir ieškau uogų. Čia labai pilna mėlynių, žemuogių. Žiūrėk, kėdė.
tiesiog, va, galim ir palisėti. Kažkas paliko kėdę, dar kavos yra. Super. Dar šilta. Makijažas. Durnas gal iš viso esi? Tu normalus? Kokia kėdė, kokia kava? Pasižiūrėk į šitą šūdą, Circle K kava miške vidury, kur tu tu šūdo gabalė, viso Ačiū labai, jog buvote su mumis, laukinės gamtos. jog buvote su mumis, mėly žiūrovai, mūsų laukinės gamtos iššūkyje. Išgyvenimo iššūkiai. Tikiuosi, jog daug ko išmokote, mes tikimės daug išmokote, kaip įkurti laužą, kaip pastatyti pastogę, kaip išgyventi Vandens kaip... laukinėje gamtoje. Nepamirškite paspausti subscribe, Kitam epizode parodysim, kaip išgyventi uždėti varpelio ir laukite mūsų kitų serijų. Su jumis buvome mes išgyvenimo ekspertas Kristupas ir Paulius. Ir Paulius buvo.